Brangieji, prašom pakelti ragelius ir būti išdurti. Taip. Pakelkit ragelius ir išsidurkit. Įsidurkit save. Nu, bet. Alio. Baltic Tyrimo agentūra? Žinai, reikia tą tokio. Kodėlgi ne? Jo, va, toksai, va, gerai bus. Palauk, arčiau. Alio. Labas vakaras. Labas. Baltic Tyrimo agentūra, Tadas Vainius paskambino jums. Ar turite sekundę? Kiek? Ar turite kelias minutės? Turi. Labai malonu, aš paskambinau turbūt į mažą miestelį ar į didelį miestą? Mažai. Į mažą, ar ne? Gal galėtumėte pasakyti, iš kokio miesto esat? Mažai. Mažeikiai. Aš pasižymiu. Mano vardas Tadas, kaip sakiau, labai malonu susipažinti, kuo jūs vardu? Greta. Greta. Kaip suprantu, jūs turbūt esate dar moksleivė. Taip. Kelintoje klasėje mokotės? 10. Gerai, puiku. Šiandienos apklausa mes skambinam su kolega į įvairius Lietuvos miestelius ir mano paskirtis paklausti šiandien apie pavardės, lietuviškas pavardės. Ar jau mūsų kolegos galbūt jums skambino? Ne. Neskambino. Gerai, tai aš trumpai užduosiu kelis klausimus. Gerai. Sekundę, pasižymiu. Panelė Greta, apie pavardės. Ar jūs savo miestelėje susidūrite su pavardžių diskriminacija? Tai reiškia, kad jūs galbūt sutikote žmonių, kurie turi juokingas pavardės ir jums tai atrodė labai juokinga. Taip. Kokia pavardė? Daug pavardžių buvo. Na, tokia pati juokingiausia. Kokia pavardė jūs prajuokino arba išvedė iš kantrybės? Manęs neišvadinės iš kantrybės. Gerai, suprantu. Dabar įsivaizduokite tokią situaciją. Jeigu jūs susipažįstate su vaikinuku ir jis jums labai patinka ir jūs pradedate draugauti ir po to sužinote, kad jis turi labai juokingą pravardę. Ar jūs toliau tęsite bendravimą? Taip. Jeigu, tarkim, būtų Andrius Siselius ir jūs būtumėt Siselienė ir viskas būtų gerai. Jeigu 13 vaikų. Tai savo pavardę duosiu. Supratau, pasižymiu. Kitas klausimas. Ar mokykloje jūsų mokytojai tyčiojosi iš vaikų, kurie turi juokingas pavardės? Ne. Nesityčioja? Jeigu prisiminkime varlę, per užpakalį suskiautų, ar jūsų nuomonė tai varlė? Sekundę, pasižymiu. Ekologinės pusės. Panelė Greta. Taip. Ar jūs turite brolių, seserų? Taip, turiu. Turite, ar ne? Ar jie vyresni už jūs? Mažesni. Mažesni. Ok, supratau, pasižymiu. Jeigu matote čia kas norisas, ar jisai balsas dvi... Panelė Greta. Taip. Dar vienas klausimas. Ar sužaistų lygiosio? Klausom. Taip, žiūriu, aš dabar pagal jūsų amžių. Jūs esate, sakėt, moksleivė, ar ne? Taip. Ar jūs žinote Lietuvoje, kokios pavardės yra pačios populiariausios ir kokios yra juokingiausios? Populiariausias, tai kaip aišku, tai mano. O juokingiausias, tai nežinau. Juokingiausia pavardė 2010 metų tyrimuose mes praeitais metais atlikom, tai būtų Pimputis. Gedas Pimputis yra toks Lietuvoje. Ar jis juokinga pavardė? Taip. Supratau. Ar žinote, kokios pavardės daugiausiai gyvena žmonių su juokingomis pavardėmis Lietuvoje? Kokie mieste? Kokią vieną kūno dalį nusipjautumėt pačią pirmą? Greta? Ne. Nežinot, ar ne? Tai yra Panevėžio rajonas. Kulpių kaimas. Kiek kartų per dieną perdžia gulbės? Taip, labai išdėlė. Dabar sakykite, koksai jūsų gyventis? Greta? Taip. Ir paskutinis klausimas, apibendrinant. Jei čia kas norisas kovotis. Gerai. Reikia man suvesti duomenis jūsų. Kokia yra jūsų pavardė? Labažaitė. Ko žvengi? Kokia pavardė, palauk? Labažaitė. Labažaitė.
aš tai perskambinsiu. Labažaitė, seniai. Taigi ne tokia. Palauk, kas sakei? Ne tokia. Kaip sakei? Ne tokia. O kokią? Ne tai šiandien. Kokią? Nu ne tokia, kaip įstariai. Ne tokia. O kokią? Tai jau nebesvarbu. Tai svarbu, man reikia suvesti duomenis. Nu, man neįdomu. Taigi sakai pavardę. Nu taigi ne tokia įstariai, nu pasiekė ir vis. Labažaitė. Labas vakaras. Nu, zai. Radio stotis Zip FM. Radistai. Radistai. Labas. Labas. Labažaitė. Ne tokia mano pavardė. Tai kokia? Nu, nebesakysiu vis. Supykai? Taip. Nu, ko čia pykt? Radistai, bet. Iki Gretuk. Iki. Gero vakariuko. Nepyk, nes putytė neauks. Tu čia gerai, žinok, siaurutė gerai. Gerai, tai ką?